pasiekia tavo ausį, išgirsk Viešpatie mano dejonę. Atsigręžk į mano maldos balsą, tu mano Dieve ir mano valdove. Žiūrėk Viešpatie, kaip aš tave maldauju, nuo pat ryto tu girdi mano balsą. Nuo pat ryto aš siunčiu tau savo prašymus ir laukiu, nes tu, Dieve, nesi toks, kuriam patiktų nedorumas. Joks nedorėlis pas tave negyvena, neteisingieji prieš tave nestovi. Tu neapkenti tų, kurie nedorai gyvena, pražudai visus, kurie drįsta meluoti. Tu bjauriesi žiaurių ir klastingų žmogų, o man tu didžiai gailestingas. Todėl aš įžengsiu į tavo namus, su baime parpulsiu prieš tavo šventovę. Padėk man vis būti teisiam, tokiam kaip tu nori. Vesk mane savo teisybės keliu, kad priešai apkaltint manęs negalėtų. Lūpose teisybės nėra, o jų širdis spendžia vis pinkras. Jų burnos tai atviros kapo duobės, jų liežuviai vylingi. O tie, kurie glaudžiasi prie tavęs, tegul džiaugiasi per amžius laimingi. Nes tu juos globosi ir jie džiaugsis tavimi, visi tie, kuriems brangus tavo vardas. Tu juk Viešpatie teisiam žmogui palaimą teiki, savo gerumu tarsi skydų įsaugai. Amžinąją atilsį duok mirusiems Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Viešpatie mano Dieve, Vesk mano sielą tiesiu keliu. atsigręžk Viešpatie, išgelbėk mano sielą.